Tai iš tikrųjų mūsų tech parką papildė nauja įranga, technika. Mes pasirašėm praeitais metais ūkio modernizavimo projektą ir štai atvažiavo mūsų nauja technika, su kuria bandysim tobulint, gerint savo ūkį, kelt kokybę. Tai čia matom šėryklos avim, rulonų grėbtuvas, Kronė šienapjovė 2,8 metro, Talex rulonų vinietuvas, Kronė grėblys, diskinis skutikas su smulkių sėklų sėjamąja ir presas Kronė. Tai šių metų tikslas yra mano vienas iš tų, kad turėti gerus kokybiškus pašarus ir pasiruošti pačiam. Tai tiesiog galim nueiti ir apžiūrėti tą visą techniką. Vienas iš paprastesnių, taip grubiai tariant, einam, čia yra Fligel rulonų grėbtuvas. Šėrimui vis tiek reikės naudoti, kad nebūtų to rankinio darbo, tada šėryklos avim, Kronė šienapjovė ta pati 2,8 metro, Talex rulonų vinietuvas. Tai einam prie sekančio, tai yra Kronė grėblys 4,6 metro, vieno rotoriaus. Iš tikrųjų gal net ir didesnio nereikia, nes šeštos tokios kaip ir labai didelės dirbamos žemės ir neturint. Šiuo momentu gal apie 40 hektarų. Agromaš lėkštės 3 metrų, diskai 56 cm ir ant jo pritaisyta yra smulkių sėklų sėjamoji. Tai principas, kad ir bandysim ir tas pievas susitvarkyti, atsėjinėt, kad turėt gerą kokybišką pašarą. Ir paskutinis iš technikos yra Kronė Fortima presas. Šienui daryti. Iš tikrųjų pasirinkau dėl to, kad šitą visą techniką rinkausi iš ne vieno tiekėjo ir vis tiek prioritetas yra kaina. Vis tiek lemia daug dalykų, yra prekinis ženklas, kuris yra svarbus, gali no-name'ą nusipirkti, bet jisai po kiek metų neturės nei kažkokios likutinės vertės, su taisymu bus problemos ir taip toliau. Vis tiek šita technika yra pirkta iš tokių stambesnių agrotechnikos prekiautojų, tai kaip Litagra, Hegvita, jie vis tiek turi savo technikus, turi visą detalių siekimą, tai kad, aš manau, vienas iš svarbesnių dalykų, kad ir sulūš ar suges paskambinus vis tiek aš gausiu atsarginės dalis, ar aš sulauksiu kažkokio remonto paslaugų. Kiti smulkūs pardavinėtojai to nesiūlo, parduoda, sulūžo, sugedo, daryk ką nori. Tai čia dar viena dalis iš tų pirkinių, tai yra, kaip čia įsireikšti, mini angaras gal 3 sienų, arba kilnojama pastogė gyvuliams avims. Tai šitą statinį irgi su projektu pasirašėm. Tai viena iš minčių yra tiesiog, kad avis galės ganytis laukuose, ganyklose ir turės savo pastogę, pašiūrę pasislėpti, kai prastesnis oras bus ar dar kažkas. Tai va. 6 metrai ant 5 lygtais, jeigu neklystu. Iš tikrųjų viskas, visi tie dalykai išlys per praktiką ir per bandymus. Tai bandysim, žiūrėsim, bet vizualiai žiūrint, tai man labai patinka, nes jis toks plataus panaudojimo. Ir jie yra 2 pastatyti pas mus. Tai vienas vienam lauke, kitas kitam bus.